Čia yra legendinis sūris, 18 mėnesių, Žiūra kalnuose susiformavęs ir išsibrandinęs buvusioj kariniai fortifikacijoje. O Labai Jėzus tinka Marija, į net Kauną. nesuprantu žodžių. Kauno tema. Kai kurių. Kauno irgi toks tema, fortų taip, miestas. taip, kad vat, kas aptiktų tuos mūsų fortus kaip po brandyklas sūrių, tai galėtume būti sūrių sostinė Lietuvoje. Gal ir ne Paraku visai reik pasiūlyt. galėtumėm, nes temperatūrų svyravimai tarp žiemos ir vasaros yra tokie drastiškesni vis dar. Tai gal ir ne, nes sūriam brandintis reikia to lygios temperatūros. Ai, kad visą laiką Per būtų visus ne metus, taip. vienoda. Kad sviravimas būtų minimalus, kad tas drėgmės temperatūros santykis irgi būtų toks gana stabilus, tai tada Jis toks kaip desertas. Jisai kaip desertas ir įdomioji dalis šitam sūriui yra, kad jame nėra prieskonio išskyrus druską, čia yra vasaros pienas. Nuostabus, Vasaros. tirpsta burnoje. Pienas su visom taisyklėm, kaip tą pieną surinkti. Jos yra truputį beprotiškai skambančios. Galiu pasidalinti, kokios tos taisyklės. Žodžiu, kad ankstyvą pavasarį gana, kai jau kalnuose tokia įvairovė pasidaro augalų nemaža, tai tada gena gyvulius į tuos vasaros ganiklas ir palieka tenais. Tai žodžiu, pirmas dalykas tai yra vasaros pienas, antras dalykas yra toks reikalavimas, kuris vadinasi 1,1,3. Tai reiškia, vienam gyvuliui per vieną sezoną 1,3 hektaro ganimosi ploto turi būti užtikrinta, kad tas vasaros mityba turėtų prasmę. Geras. Ir dar viena yra tokia taisyklė, tai jinai taip simboliškai vadinasi 72. Tai yra stebima, kokia yra įvairovė augalų tose vasaros ganyklose, kad ne mažiau 72 rūšių. Daug skaičių žodžių. Taip, daug Ten labai skaičių. gražios ganyklos turėtų būti. Gražios ir gėlyčių. įspūdingos, tai įsivaizduokit, pavyzdžiui, yra narcizų žydėjimo sezonas. Laukinių tų narcizų, tie, kur kvepia, net važiuojant su mašina pro uždarytus langus kvepia narcizai. Tie tokie balti, geltonais viduriukais, raudonais apvadukais, kur pas močiutės būdavo kaimuose ir jie, tai vat įsivaizduokit, koks pienas, kai gyvulys drastiškai, brutaliai ėda narcizų Gėles. žydinčius. Taip, nes ten jau iš tikrųjų tiek, kad negaila ir ėst jau.